Čia Čia bus cenzūruota. Kalbame su Sauliu Girniu, dabartiniu studentų ateinininkų sąjungos pirmininku. Sauliu, kaip studentai prasidėjo prie šio kongreso? Studentai tai kaip tokį neturi labai didelis rodas, išskyrus, kad jie kaip visi kiti dalyviai dalyvauja programuose punktuose. Turiu sakyti, kad vakar dienos, kur buvo vienintelė atskira studentams programos punktas, ponas Vaišnienės paskaita, tai studentų gan gausiai susirinko. O tavo pokalbėse su kolegoms, kaip jie reaguoja į šį kongresą? Aš nesu daug kalbėjęs, bet atrodo, kad visi patenkinti yra. Kad, žinai, galvoja, kad labai buvo įdomu jiems, kad tiek daug susirinko žmonių, senus pažįstamus, kur senai nebuvo matęs, susitiko. Ir bendrai atrodo daugumą, bet dalyvauja programą, jie patenkinti yra. O tau asmeniškai? Gerai viskas vyksta. Nors manyčiau, kad dalinai per daug prigrūsta, kad neduoda jokio pertraukų, nieko, kad, žinai, bet bendrai geras įspūdis. Jau nežvelgiant į tą faktą, kad tu buvai vienas iš šio kongreso organizatorių, aš norėčiau paklausti, ar tu manai šio kongreso iš viso reikėjo? Sakyčiau, yra geras toks manifestacinis reikalas, kur sujungia, sutraukia žmonės, kad galėtų, nemanau, kad jie daug ką labai išmoks, bet daugiau, kad organizaciją palaikyti, tai svarbus dalykas. O kodėl buvo parinktas Clevelandas šio kongresą ruošti? Aš tiksliai nežinau, bet manau, kad norėjo daugiau tokios centrinės vietos, kad galėtų suvažiuoti iš visur ir nereikėtų, kaip pavyzdžiui, jei Čikagai būtų, kur yra daugiau užkampis Amerikoje. Čikaga jau įsigriso visiems. Turbūt dalinai. Ir anksčiau vis tiek yra jau Toronte buvo, New York'e, Čikagai, tai nuomonė ir Clevelandas turėtų turėti, nes Cleveland vis tiek yra gan daug ateitininkų. Labai ačiū. Ačiū.